Bhagavate Vasudevaya. Om Namo 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 Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Skaitysime Šrimad Bhagavatam pirmą giesmę antrą dalį. Viešpats Krišna išvyksta į Dvaraką ir šiandien tvirtas tekstas. Sarve, te, Nimishayr, Akshais, Sarve te Nimishayrs, Akshais, Tam, Anu, Druta, Chetasa, Tam Anu Druta Chetasa, Vikshanta, Sneha, Sambadha, Vikshanta, Sneha, Sambadha, Vichelus, Tatra, Ha, Vichelus, Tatra, Ha, Sarvete Nimishayrs, Akshais, Tamanu Druta Chetasa, Vikshanta Sneha Sambadha, Vichelus Tatra Ha, Sarvete Nimishayrs, Akshais, Tamanu Druta Chetasa, Vikshanta Sneha Sambadha, Vichelus Tatra Ha, Sarvete Nimishayr Akshais, Tamanu Druta Chetasa, Vikshanta Sneha Sambadha, Vichelus Tatra Ha, Sarvete Nimishayr Akshais, Tam Anu Druta Chetasa, Vikshanta Sneha Sambadha, Vichelus Tatra Ha. Mataji. Sarvete Nimishayr Akshais, Tamanu Druta Chetasa, Vikshanta Sneha Sambadha, Vichelus Tatra Ha. Sarvete Nimishayr Akshais, Tamanu Druta Chetasa, Vikshanta Sneha Sambadha, Vichelus Tatra Ha. Transkritas. Sarve, visi, te, jie, animishai, nemirksėdami, akšai, akimis, tam anu, dėl jo, druta četasa, tirpstančiomis širdimis, vikšanta, žvelgdami į jį, sneha sambada, tyros meilės supančioti, vičelų, blaškisi, tatra, iš vienos vietos į kitą, ha, taip jie elgėsi. Jo dieviškosios malonės Šilos Prabhupados vertimas ir komentaras. Šila Prabhupada ki jai. Jų širdis tirpte tirpo susižavėjimo jo inde. Jie žvelgė į viešpatį bijodami mirktelėti ir iš susijaudinimo nežinojo, ką daryti. Pakartosiu. Jų širdis tirpte tirpo susižavėjimo jo inde. Jie žvelgė į viešpatį bijodami mirktelėti ir iš susijaudinimo nežinojo, ką daryti. Komentaras. Krišna iš prigimties patrauklus visoms gyvoms būtybėms, nes yra amžinas ir viršiausias tarp amžinųjų. Jis vienas yra daugybės amžinųjų rūpintojas ir ramstis. Taip teigiama, kad Upanishadoje. Todėl atkūrus su juo amžiną ryšį, kurį užmiršti privertė Maja, tai reiškia iliuzinė viešpaties energija, galima pasiekti amžiną taiką ir gerovę. Net jei šis ryšys yra tik pradedamas atkurti,
sąlygota siela bemat išsivaduoja iš materialios energijos iliuzijos poveikio. Ir ją užvaldo nenumaldomas troškimas bendrauti su viešpačiu. Bendrauti su viešpačiu galima ne tik užmesgus su jo asmenį ryšį, bet ir pažinus jo vardą, šlovę, pavidalą bei ypatybės. Šrimat Bhagavatam moko sąlygotas sielas, kad norint pasiekti šią tobulumo pakopą, reikia nuolankiai klausytis tyro vakto. Sarvėtėni mišai sakšais, tam anudrūta čeitasa, vikšantas neika sambada, vičėlus tatra tatraha. Jų širdis tirte tilpo susižavėjimo jo inde, jie žvelgė viešpatį, bijodami mirktelėti ir iš susijaudimo nežinojo, ką daryti. Apie ką eina kalba, aišku. Pirmą kartą atėjus į paskaitą, labai sudėtingai susivokti, kur čia kas, apie ką čia eina kalba, reiškia. Dar priminsiu istoriją. Prieš 5000 metų, baigėtis Dvapara Jugai, atėjus Kali Jugai. Kali Jugai, mes gyvenam pavydo pykčio amžiuje, tokios energijos pasklidusios šitoje visoje žemės teritorijoje. Ir mes patys jaučiam, matom, kaip mumise užverda pyktis, nei iš jo, nei iš to. Nervina mus daug kas, santykiai prastėja. Aš vakar pasakojau, kad net mamos vaikus muša. Net savo lyties, mergaitė, sakykime, mama mergaitė, mama moteris mergaitė, kaip ir moteris, net ir tą muša. Jis negali susilaikyti, tiek pykčio yra. Vyrai muša moteris, tėvai vaikus, paskui kartais vaikai tėvų senatvėje muša. Tai va pykčio kiek yra. Jeigu žmogus nepyksta ant kito, tai kartais ant savęs pyksta. Kad nesusitvarko savo gyvenimą, kad blogos ten dar kažkokius negeros charakterio savybės, kad jis negauna, kažko nervuojasi. Žmonės tiek nervuojasi, tiek pyksta, kad kartais kitą nužudo. Patys nusižudo. Tik yra pykčio pertvinkę. Tai čia gali energija, jos požymis, kuris persmelkės visą šitą visatą. Kiekviena gyvė iš esmės. Čia gyvuliška forma, reiškia, jeigu žmogus nesukontroliuoja savo jausmų, jis gyvulys iš esmės. Gyvuliai irgi gali nepamatuotai pulti, kasti, gelti, dar kažkas, kartais. Net drambliai sako, kartais pamišę tampa. Tada su drambliais, kai pamišęs, jis bėga bet kur griauna, bet ką jau nesustabdysi. Ir apgaulė. Apgaulė irgi vyrauja šitoje visoje mūsų žemės teritorijoje. Būni niekas tik nori. Tėvai apgauna vaikus, sako, eisim šitą nefilmą, važiuosim, dviratuką nupirksiu dar kažkur, tau bus gerai, ateina, nėra pinigėlių, neišeina dar, eik šalin iš čia, atstok, vaikai kaip prašo. Paskui sutuoktiniai vyras apgauna ir savo žmoną, ten viskas bus gerai. Iš esmės vedybos apgaulė beveik, nes pradedi pyktis, tu žadėjai gyventi santarvėje, nesipyksi, viskas gerai, mylėsi. Ateina apgauni, tau jeigu prisiknysto dar kažką sako, visai netaip įsivaizdavusi šeiminio gyvenimo ir tu palyginai šeiminį gyvenimą, bet jį bėgia, reiškia apgaulė, nevykdai tų įžadų, mesgi prisižadam ir net oficialiai valstybės to institucijai, nei parašais, pats prisižadai, žiūrėkit, sutartį sudarai, ne? Pasirašai, liudininkus dar reikia, liudinė, kad būtų, net liudininkus atsivedė, jie pasirašo, tačiau nieko nereiškia, paskui paduodi skaityko, o iš vis bėgi, nei tu skiriesi, nepabėgi kažkur, slėpiesi, atstokit manęs viskas, neištveri. Apgaulė. O kiek dar išdavystės, sakykime, tos, kai gyveni, kiekvienas kitą apgauni, negali atverti širdies, pasakyti, vis neklauso, negirdi, neatsakai, nesiklauso. Šeiminio gyvenimo. Aš nekalbu versle, kiek apgauna. Darbdaviai priima darbuotojus ir neišmokam atlyginimų, galvoju, kaip jie mažiau, kaip dar apgau, dar. Jis visai nieko negautų. Nereikia. O kam jam reikia? Tam turiu nusiteikti, jeigu dirba. Kam jam reikia? Taip galvoju. Ir apgaulės, išmėtų, dar iš darbo, taip pat apgaulė. Valstybė apgauna. Ar jūs skaitysit, reiškia, pasakas, darbus, visur apgaulė, taip vyrauja nuo senovės, reiškia, ta charakteristika žmogui būdinga, reiškia, apgauti. Kaip naudos gauti savo. Pirkliai, žiūrėk, dabar šiuolaikiniai pardavėjai darbus, bet ką galvoja, kišti tau parduoti, kad tu tik pirktum, sugeręs, kad tais daiktas būna netinkamas, dar, kad tu nupirko, paskui neleis, nereikia. O Marius pirko mašiną. Iškart iš jo pardavimai jau apgauna, jis pasiima mašiną, nevažiuoja, jau važiuoja su to žmogum, kuris pardavė, nevažiuoja, sugenda iš karto jau parduoda jau blogą daiktą, reiškia, kodėl nevažiuoji, svarbu, kad pravažiuotum 100 metrų, viskas tau veikia, tu turėk, iš karto, jau žmogus žino, kuris tai daro, kad aš apgaunu jį, bet taip daro, tokios charakteristikos. Ir
prieš 5000 metų, reiškia, Mišranijos miške susirinkę išminčiai iš visų žemės, apie 80 000 sprendė, kas bus kali laikų, kaip reiks tiems žmonėms, va, tokiems kvailiems padarams, kaip mes gyventi, kaip jie išeis į tą dvasinį pasaulį, kaip jie pasieks, kaip jie startuos čia, jeigu jie visiškai neišmanėme gyvens. Jau prieš 5000 metų jau buvo gaulė, pamena visą Durjotkono istoriją, reiškia, iš Taratko sūnaus, kaip jis norėjo iš Pandavų atimti tą karalystę, karas dėl to kilo, didžiulis karas, kur Kšėtos mūšis vadinasi. Per 18 dienų žuvo 650 000, 6 milijonai, atsiprašau, 650 milijonų žmonių. 650 milijonų. Proto nesuvokimo. Per 18 dienų tik žuvo žmonių. Vienam kare. Vien dėl to, kad viena giminė pusbroliai norėjo gauti kitus. Įsivaizduojat, kaip jau tada buvo ta energija įėjus, jis sprendėsi. Viešpaties Krišno atėjimo misija reiškia, kad išvesti visus, naikinti tos, kurie neleido žmonėms dorybę gyventi. Taip pat jau į tą sostą Judhištira, imperatorius, dorybės įsikojimas, dharmas, 4 religijos principų. Egzistuoja 4 religijos principai, sakoma, kaip karvės turi 4 ar jautus 4 kojų. Taip reiškia, egzistuoja dharma, reiškia tvarka žemėje. Kad tvarka būtų, reikia 4 principų. Kokių 4 principų? Švara turi būti. Švara reiškia, žmogaus viduje švara turi būti. Jis neturi nieko kėsintis, nieko netraukšt, kas jam nepriklauso. Reikia pasitenkinti, ką turi, o mes tada norim, kas mums nepriklauso dažniausiai. Dažniausiai mes visi laikom save geresnis negu, kaip iš tikrųjų yra. Kiekvienas žmogus galvoja, aš geresnis. Tai aišku, sielos šauksmas, siela yra tyra. Tačiau įėjus į tą materialų kūną, kai gauni tą materialų kūną, tą subtilų materialų kūną, protą, intelektą, netikrago, ir tą iliuziją mają čia, kur sklaido, neišmanimas, jis yra dorybė, mūsų klaidina. Mums galvoja, aš galvoju, kad man turi priklausyti dar ką. Nėra vidinės švaros, mes kėsinamės mintimis į kažką, tai smerkiam kitus, atrodo, jie ne taip daro, aš kitaip daryčiau, gadinam, apkalbam dar, taip greunam tą visą visuomenę. Tai nėra švaros. Toliau nėra pas mus asketizmo. Mes nieko nebeišištverim, paskaitoj sunku nusidėti, kad žmonės sėdi užmiega, galva krenta, iškai kalbuoja, nors jis atėjo pasiryžęs pasiklausyti. Silpnas žmogus pasidarė, negali pabėgti, dūsta, žmonės nebemato. Matot, akinių reikia, bet ko reikia, aš nieko nebegaliu. Silpnas kūnas pasidaro. Silpna dvasia, kaip sako, nėra to ryšto. Žmogus ryštasi negerti neišeina, ryštasi mest rūkyti neišeina, ryštasi nemiegoti ryšė neišeina, sako, į darbą jis neišeina, viskas taip, nėra skezės. Dabar daugumų žmogus negali, laukai nebegali miegoti, reiškia, kur ten šalta, bijau net iš visi laukai, reiškia, nieko nebeliko. Bet pasiaukoti dėl savo artimo žmogaus, dėl vaikų, dėl žmonos, vyras visiškai silpnas. Varo moteris dirbti, eik į darbą, tu turiu išdirbti, aš dirbsiu kartais su vaikais, pabūsiu, taip net sako. Moteris ateina vargšė, sako, man nevaro, jis pats sėdės namuose su mergaitė, sako, auklėsiu, o tu eik į darbą. Ten stovėk parduotuvė, yra už kasos, dirba dar kažkokia vadybininkė, o aš vaikus padabosiu. O taip apsivertė, čia iš vis net nesketizmo, čia net nėra, čia vyras turėtų, reiškia. Eiti dirbti, kad moteriai būtų ramu, kad negalėtų poštis, gyventi kaip moteris, reiškia, normaliai jaustųsi. Neliko asketizmo, neliko užuojautos. Trečias principas religijos, dharmos. Užuojauta. Užuojauta kiekvienai gyvai būtybei. Valgom bet ką. Reiškia, atėjo toks laikotarpis, kai žmogus jau žmogų valgo, jūs galite, sakykime, tai Tailandė, kurių nusipirkti, reiškia, negimusio vaiko mėsos net valgo. Aš jau nekalbu apie visus gyvūnus. Žmogus viską suvalgo. Kas tik juda, nejuda, bet ką valgo. Iš bet ko daro tą maistą. Tokių čia pasaulio šalyjų ką perdirba, reiškia, jau tau pateikia, prifarširuoti, jau kitą. Antiek damastų tokių nesąmonių, tokių šlištinių žmogus, kad tik uždirbt, kad kažką ir atsiranda rafinuoti skoniai pa žmonės, kurie tenkinasi, jam skanu. Vat aš valgiau tą, ką valgiau. Įsivaizduoju, antiek daryti, begalvoti. O čia kali amžių tik tai manoma, jokiam amžių tai nebuvo. Baisiausias amžius, kur mes gyvenam. Jis drebia namus, pastoviai neramu, dabar vis tiem plaukai išaušęs, ko tik bebūni, kad iš Amerikos žmonės buvo čia prieš savaitę, iš Anglijos dar, čia iš Islandijos, visi bijo, o gal karas, pasaulis pasidarė toks neramus, kad tu nežinai, kas bus. Ką vienas demonas ir kitas sugalvos. Demonai. Bet tu sako, šiam pasaulyje egzistuoja tik 2 tipų būtybės - surai ir asurai. Surai tai dieviškos būtybės, kurie turi polinkį pripažįsti, kad yra Dievas ir stengiasi laikytis tų dieviškų įstatymų, reiškia, nepažeisti tos intimumo erdvės, kitos gyvos būtybės. Nes čia visi nori gyventi. Visi kaunasi dėl kiekvieną minutę, kiekvieną sekundę dėl to, kad išgyventi.
Niekas nenori mirti. Pabandykit, vištai galą nukirsti, kaip kaime kerta, jis baladuojasi, daužo, šaukia. Parašą pabandykit paskelbti, jinai šaukia, kiauliai tampa, ten žmonės laiko, va, su virvėm, pririša taip laiko. Makt, aš taip kaime gyvenau, mačiau, kaip viskas vyko, tai baisu. Tai va, visi kaunasi. Visi net medį išrauk, pameskis vėl šaknis leidžia. Žolį išrauk kokią varpą, kiekvieną leidžiasi į žemę, nori įsikabinti. Visi nori gyventi. Mes tik tai naikinam visus, miškus kertam, naftą siūlbam, ten sprogdinam, dar nors gyvūnus naikinam, to per daug, šarnus iššaudyti, ten kamaramus iššaudyti, ten dar kažkokią iššaudyti, reiškia, nereikia. Mes reguliuojam visų gyvų būtybių, kėsinamės į tą, kad to per daug, to per mažai. Kai pažeidžiam balansą, viskas, kažko atsiranda per daug, kažkas išnyksta, mums patiems blogai. Žmonės įvedė, reiškia, perdaro visas, žiūrėkit, daržovės, modifikuoja, augalus visus, medžius, nieko nebeliko natūralaus, to skonio nebėra. Jeigu dar maži buvo kažkas, kas senesnės kartos, jau tik koks skonis, anksčiau buvo viskas natūralu. Dabar pomidorą valgyti, tu nebėra tų skonis, nes tas skanus. Agurką paėmė, ištrykšta. Tai padarė, taip mes gerindami kažką, reiškia, viską sugadinom. Ir viskas tik prastėja. Vienas demonas augina blogas daržovės, galvoja, aš prastumsiu, biznį padarysiu. Kitas augina blogus grūdus, 10 kartų ten pilėti šios trašos. Kitas kepa tą duoną, pripila chemikalų, kažkokio nesąmonį. Ir galvoja, aš uždirbsiu. Vien tas tą duoda, tas tą, vienas kitam gauna. Vien dėl kažkokių tai pinigų, kad pasitenkintų jau būtų, kad aš nuskriščiau į Afriką, dar kažkur kažką pažiūrėčiau. Tokį pat pastatą, tik skirtingą, biškį senesnį, keliais šimtais metų. Vien dėl to, arba kad ten geresnį lovą nusipirkčiau, arba didesnį televizorių nusipirkčiau. Bet aš pasitenkinčiau. Va kaip yra, kokia beprotybė atėjo pas žmonės. Tai yra sūrai ir asūrai. Asūras tai nesilaiko jokių dėsnių. Nei visuomenės moralės, etinės normos, nei absoliučiai nieko. Jam, kad tik man būtų gerai, man, kad būtų gerai, man. Jis net nemasto apie kartas, jo vaikų, anūkų, kaip šitais reiks gyventi. Jam nesvarbu, demonui nesvarbu. Man, kad tik būtų gerai, man. O kitiems nesvarbu, viskas. Demoniškos prigimties žmogus. Tai va. Ir tie išminčiai sprendė, kaip bus. Ir ten tam, pamenam, susirinkime, reiškia, Sutogos Vamis, Šonakos Mūnė, reiškia, paprašytas pasakojo va visas istorijas, kaip į žemę buvo atėjus aukščiausias Dievo asmuo, lygiai prieš 5000 metų. Kaip viešpats Krišna, aukščiausias Dievo asmuo, čia atėjo su visa pasaulio palyda, su visų dangišku dangum, visi įsikūnio, reiškia, dvasinės būtybės čia ir gyveno žemėje. Ir padėjo žemėje spręsti klausimus, nes kažkada, labai senai, žemė būmė, tai irgi gyva būtybė, mes galvom, kad žemė, lyg tai negyva, bet jos nematom. Jis neteina pas mus savo pavidulų, nepasako, neišlenda iš žemės, reiškia figūra, kažkur sako, aš esu žemė. Nors čia gyva būtybė, čia jos kūnas. Žemė viena iš 7, reiškia, žmogaus motinų. Jinai gyva. Įsivaizduojate, jinai augina viską, va, viskas, kas yra, jinai gyva. Ir jinai nebeiškenčia kartais tos naštos. Kai žmonės vadina atominės bombas, reiškia, žemėje, kai virš atmosferos, kai pjauna miškus, kai upes pakeičia vagą, kai išdžiūsta, reiškia, jūros net. Tai žmonės nusausina, parkeičia kažką, viską, jinai nebeištveria, jinai eina tada pas Brahmą, Visados valdovą, arba prašo, kad einam ar pas Krišną, Brahmą net neįsprendžia, kad Krišna įspręstų viską, reiškia, kaip čia yra blogai. Krišna sako, aš tada ateisiu su to misija, kad, reiškia, sunaikinti demonus ir padėti atsidavusiam. Atsidavę arba vaktas, tai tie žmonės, tos gyvos būtybės, kurie pripažįsta, kad šitam pasaulyje yra viešpats, kad jis viso ko valdovas. Jai Shri Jai Gaura Sundara Ki. Jai. Ir va taip, kas nuo karto iš šitą materialų pasaulį nužengė iš dvasinio pasaulio pats asmeniškai aukščiausias Dievo asmuo. Jis ateina, sakau, su dviem tikslais, apginti, reiškia, nuskriaustosius. Tai kas jam atsidavė, nes jie kenčia, nebegali kentėti, šaukėsi viešpatis ir nubausti piktadarius. Atstatyti žemėje religijos principus, va tos 4. Ir 4 principas, dar nepasakiau, yra teisingumas. Teisingumas. Sako, kali amžių išlieka teisingumas kažkoks. Tačiau mes patys matom, teisingumo nėra. Mes patys neteisingi ir mūsų atžvilgiu irgi nėra teisybės. Mes negalime prisišaukti nei teismuose, nei dar kur nors, reiškia, teisingumas paperkamas. Jūs galite labai paprastai įsitikinę, kai gali sutarti su policininku kelyje, gali dar kažkur suteikti. Gali kažkas nupirktis teisėjai, nes sako, teisėjas toks pats žmogus, ne, šneka žmonės. Jeigu nemėgsta didelius pinigus, tai labai didelius. Jeigu nelabai didelius, tai labai didelius. Labai didelius. Tai va teisingumas irgi paperkamas. Labai mažai liko žmonių, kurie žiūrėtų tos įstatymų raidės ir teisingai nuteistų. Teisingumas. Seniau, kai Maharadžio Yudhišthira, reiškia, laikais, tai teisingumą vykdė pats karalius, pats asmeniškai, reiškia. Ten niekas negalėjo padėti, galėjo ateiti pasiskūsti ir spręsdavo.
Karalius gynė visų teisės, ne tik žmonių, kiekvienos gyvos būtybės, kuri gyveno jo karalystėje. Jis vedė žmonės pas Dievą. Jis savo asmeniniu pavyzdžiu rodė, laikėsi harmos, visų 4 religijų principų, kad einam pas Dievą, einam, jis vedlys. Tai reiškia galva turi visada rodyti, kaip reikia gyventi. Yra net patarlė, sako, žuvis būna nuo galvos. Jeigu valdovai neteisingai valdo mus, jeigu nerodo pavyzdžių, moralinio, etinio, tokio viso kito, jeigu jie prie televizorius naujų metų naktį moja taurė, sako, išgerkim, dar kažką visokios nesąmonės valgo, dar kažkaip elgėsi, žmonės irgi taip elgėsi, va, sako, daro jie, jiegi protingesni, jeigu jie ten viršui, matyti, taip visiems reikia, žmonės paklaidinami. Reiškia, tai nebeliko etinės moralinės normų, sako, nebeliko, reiškia, dvasinių vadovų, karalių, mūsų prezidentų, kaip pavadinti tą postą, viskas. Jie pasimetė, jie nežino, kaip valdyti. Ir taip, žmonės suklaidinami ir žmonės tą patį mėgdžioja. Tai va, prieš 5000 metų atėjo Viešpats Krišna, jis atėjo į Madhūrą, augo Vrindaono apylinkėse, mes kalbėjom, žaidė su gopėmis. Čia viskas, kas čia sukurta, iš tikrųjų ir Dievo žaidimas, daugiau nieko. Mes tik rimtai priimam, kad čia yra viskas rimta. Mes užmirštam save, šitą šloką reiškia kalbama, kad ta materija, tos gunos, o čia viską, ką matom aplinkui, yra tik gunos, energijos, 3 energijos. Neišmanimas, tai reiškia tave padaro tokių kvailiukų, tu galvoji, kad tai rimta arba nerimta. Priima taip, ko nėra, aistra. Praktiškai žmonės gyvena aistroje, nori kažko siekti, pastovi jų judesys, pastovi gauti, padaryti, nueiti, nuvažiuoti, pamatyti, paimti, paragauti, dar, o taip žmogus visą laiką, o taip, jis negali nuo vietos nusėsti. Nėra ramybės, kad atsisėstų taip ramiai, pamastytų, ką aš galiu tikrai padaryti tokio dėl savęs, dėl kitų naudingų, kad aš nekentėčiau. Aistra tai reiškia visą laiką bus kančia. Šiandien gerai, rytoj blogai. Paprastas pavyzdys, išgeriai. Šiandien gerai, kol geriau minutę. Paskui galvas skauda, paskui per daug pinigų, paskui pridariau nesąmonę dėl to, kad geriau. Kažką nužudžiau, man nesusipykau. Net žmogus, žiūrėkit, išgeriais tiek pradaro nesąmonę, jis pats savim šlikštisi. Kiti pamato, koks yra jo veidas, koks vidus, reiškia, išplaukia visko, tu nekontroliuoji save. Bet ką, ne tik gerimas, ką nori tu padaryti, ne tokio, reiškia. Žmonės važiuoja, teko matyti, čia pamenat, prieš porą metų, suskambėjo atvejis, kai Palangoje, reiškia, karuselės judėjo, pakilo, vaikai apsivertė žemyn galvą ir sustrigo, elektra ten dimukas. Ir visi, mamos, va, šaukia vaikai, paleiskit, išlipkit, ten valandą duodasi, kol gaisrininkai atvažiavo, ten dar, jis sako, va, parazitai, reiškia, sugedo elektrą, tegu baudžia, aš pasiteisiu. Bet kam tus vaikus ten kili iš viso, gazdinius, ten visi žmonės, matot, karuselės ir visi šaukia iš baimės, aaaaa! Šitiems reikia likti adrenalino, o čia yra kvailystė, o kiek žūna? Kiek susižeidžia, kiek paskui bijo. Arba yra, reiškia, tam tuose parkuose žaidimų, reiškia, tuose vietose, siaubo kambariai. Tėvai vaikams sako, eikite vėdu, vaikai, ne, eikite vėdu, pamatykit, kas ten yra, įstumė, patys neina, vaikai ten, klykia, matot, vaikus gąsdina. Paskui vaikai įsisioja naktį, paskui baimė išeina, eina po kambarių, jis bijo, reiškia, bet patys tėvai įstumė, eikite, adrenalino gaugai, patys eikite ten, lyskit patys. Tai jeigu tu suaugęs bijai ten, baugu tau, tu įlindus kažkur tai kaip vaikui. Sąmonė žaliuoja, o čia yra, čia neistra, neišmanimas, tokių pavyzdžių pilna. Tūkstančiai yra, kur mes peržengėm, nesusivokiam, kas gerai, kas blogai, paskui kančia. Tai va aistra. Aistra, daugiau gaut, daugiau paimti, daugiau turėti, paskui nesutvarkam. Dirbi tiek, kad paskui prisipirki daiktų, nežinai kur dėti, tuos daiktus reikia saugoti. Tai čia energija dorybė, net kai dorybė yra, tai tu esi nuo Dievo atsijungęs, net doras žmogus, reiškia, jis vėl grįžta į tą gimimo mirties rato vėlį. Nes doras žmogus dažnai irgi nori, kad jį pagirtų, kad kažką paskatintų, jis jaučiasi pasitenkinęs, kad kažką, reiškia, padarė, dar kur nors pasirodo šitam pasaulyje negali gali tik džiaugtis, kaip Dievą patenkinai. Jeigu tu tenkinės pats, galvoji, ką tu gausi, koks rezultatas, tai čia yra aistra dorybė tokia, kur net stato kiti, reiškia, ligonės, dar kažkokius labdaros fondus kūrė, dar kur nusitenkina, išlovina. Jis nedresuoja tą šlovę, reiškia, Dievo, jis galvoja, aš padariau. Reiškia, vėl tu suklydai, ne taip reaguoji. Labai subtilūs dalykai, kuriuos apčiopti labai sunku. Ir tas mūsų klaidina, mums reikia čia grįžti į žemę ir vėl eiti kelias po kelio, suktis. Vat mes visi jau čia klaidžiam maždaug 116 trilijonų 20 milijardų metų šitoje visatoje. Visatos trukmė 311 trilijonų 40 milijardų metų. Tiek visata egzistuoja. Jinai gimsta kaip ir mes, egzistuoja, vykdo savo funkciją, susitraukia. Ir visos gyvos būtybės praranda tas kaunos formas, ką mes turim. Nesvarbu, medis, ar ten koks gyvūnas, skraidantis, liaužintis, plaukiantis. Visos paskui įeina neišreikštą formą.
reiškia visi nusimeta materialius kūnus ir palieka tik grynos esybės, gyvos sielos, dvasinės būtybės. Ir visi sugrįžtam į Mahavišnu ir miegam, kol vėl nauja visata kūrima, nauja visata sukūrima ir mes vėl paleidžiam į tą visatą. Tu visatą, reiškia, tu sferai, negalim išeiti, kalėjimas, ribota, mes ten gyvenam tu sferai. Ir vėl kiekvienas atgimsta, ko buvo praeitam gyvenimą, tiesi savo misiją. Va, ir mes taip sukamės. Tai šitą visada, kol egzistuoja, mes kiek kūnų pakeičiam. Šventai sako, va šitas kūnas, kad gauti tą žmogaus kūną, mes jau buvom 8 milijonuose formose, gyvybės formų, sunku įsivaizduoti. Mes krusdėlės buvom, kad kokie varnienai, gandrai, ten banginių kokių buvom, dar kažkur sunku, mes tik praėjom, viską pralandžiam. Kol užlipom ir va taip kažkaip dėjom iki žmogiškos gyvybės formos. Bet jie nesunku prarasti. Užtenka tik neužsiimti gyvenime nesąmonėmis, jį prarandam kitą gyvenimą, net negausi žmogaus gyvybės formų. Išliksi kaip esybė, kaip siela, ta dvasinė kirštėlė niekada nežūna. Siela nei gimsta, nei miršta, amžinai egzistuojanti. Tačiau negali nebegauti žmogaus kūną ir pas tai nebus intelekto, suvokimo, supratimo, kokia tavo misija, ką čia reikia daryti šitam gyvenime. Tai mes paklystam. Suklaidama tuos materialius gūnus. Aistra, neišmanimas, dorybė. Man. Ir mes užmirštam, mes net nežinom, kur pernai buvom, su kuo draugavom, ką kalbėjom, kokius žodžius sakėm savo mylimam ar ten mylimai. Ką mes prižadėjom, ką svajojom, viskas užsimiršta ta materija, va taip mus veikia, užmirštam. Aš siela ten giliai širdie, viską užmirštam. Ir taip klaižiam. Ir galvojam, viskas nauja, va, kas čia bus. Ir taip laukiam kažko rytoj, o viskas yra dabar. Mes dabar nemokam atsipūsti. Nežinom savo misijos, nežinom savo gyvenimo tikslo, kaip gyventi, kaip pakeisti tą gyvenimą. Ir kenčiam. Patys sukuriam tą situaciją, patys kenčiam. Būna, kurį gavom, tai yra mūsų uždarbis. Vyra gavo mūsų uždarbis, vaikai abiejų tėvų uždarbis. Tėvai mano uždarbis, aš užsidirbo, kad tokie tėvai mane skriaudžia, muša, arba iš vis jų neturiu. Va. Gavau įspyrį, aš pats spyriau. Viską, turto nėra, reiškia, aš pats buvau gopšas, niekam nedalinausi. Va kaip. Esu turtingas, kažkam dalinau, bet vėl šį gyvenimą dalinsiu, kitą gyvenimą vėl kad būsiu ubagas. Viską, absoliučiai kiekviena diena mano uždarbis. Kiekviena liga, va, mano uždarbis, kauda, nėra plaukų, negražus, dar kažkas mano uždarbis, viskas yra už tai, ką aš pats darau, viską. Nėra tokio, niekas neprimeta, nie kruopelytės, nie milimetro, to, ko aš negaunu, pats nepasidariau, viską, absoliučiai. Nėra jokių atsitiktinumų gyvenime. Žmonės sako, va, atsitiktinumas, va, taip sutapo, nieko nesutampa. Įsivaizduot, viskas yra labai tiksliai, toks planas, bet mes kuriam pagal savo norus, kaip judam, taip susikuriam tą gyvenimą, tokį kelią pasiklojam. Sako, kaip pasiklosi, taip išmiegosi. Va, kaip. Ir kiekvieną akimirką mes sprendėm, taip ar taip elgtis. Va. Ir čia įdomiausiai, reiškia, po Krušėtos mūšio, reiškia, kai žuvo tiek žmonių, kai Drištaratka praranda 100 sūnų, kai, reiškia, Pandavų žuvo Bišmas senelis, Drona, reiškia, jų mokytojas, kai žuvo, pusbroliai, viskas, kai žuvo, visi labai nusimena, visiems labai liūdna, įsivaizduokit, žuvo patys artimiausi žmonės mūšė. Tu lieki vienas, kaip Gandharį jausti, 100 sūnų prarado, motina, kuri užsidėjusi savanoriškai, reiškia, skraisti, jinai akla, tėvas Drištaratka, irgi aklas. Visi, Pandavų sūnus, reiškia, žūsta, viskas. Nėra nieko, visi tragedijoje. Ir apie 2 mėnesius, reiškia, kartu su jais gyvena pas aukščiausios Dievos moko. Jis nusprendžia, jis iš pradžių norėjo grįžti, reiškia, dvarą, tačiau jie sulaikė, prašo, kad jis pasiliktų. Visi prašo. Ir jis dabar ruošiasi išeiti. Ir va čia išvardintos, mes užvakar skaitėm tos esybės, tie žmonės tuo metu gyvenę, kurie asmeniškai bendravo su Dievu, matė jį, lietė jį, Subhadra, Krišnasėsu, Draupadį, Kuntį, Utarą, Gandharį, Drištaratka, Jutsu, Kripačarį, Nakula, Sahadevą, Bimasena, Duhaumė, Satyavatį, jie vos neprarado sąmonės. Ir pats sako, aš jau išvažiuoju viskas, atsisveikinu su visais. Jiems viskas, ilgesys, reiškia, kaip ir mes, kol turim vyrą, kol turim žmoną, kol turim vaikus, kol šalia, viskas gerai atrodo, bet jeigu išeina, išvažiuoja, jau tik gal daugiau nebegrįž, tai apie manau kaip liūdesys, baimė, kaip tu čia gyvensi, tau labai liūdna, tu pasimeti, taip jie pasimeti, išvažiuoja, tas, kuris visada davė ramybę, tas, kuris viską sukūrė, kokie santykiai asmeniškai gyvena, jie pergyvena, jie vos nepraranda, reiškia, sąmonės, verkia, nusimena, čia rašo, jų širdis tirpo susižavėjimu, reiškia, jų širdis buvo pasiviešpatė, viešpatė širdise jie buvo, ir jų širdis susilietė, reiškia, jie nebegali bijoja, neįsivaizduoja, kaip gali gyventi. Ir jie sako, jie žvelgia į viešpatį bijodami mirtelis, nes mirtelis jau jo nebematysi.
Mums sunku suvokti tokie jausmai, kaip myli. Čia sunku palyginti su materialia meile. Mes jau taip, kaip įsimylim kažką, tai mesgi nemiegam, tai pergyvenam viskas, reiškia. Mastom, kas čia bus, kaip. Vakar žmogus atėjo pas mane į konsultaciją, jis įsimylėjo ir viskas, sako, aš negaliu dirbti, viskas išėjo. Darbas neina, 3 reiškia, mėnesiais jis negali darbo padirbti, jis tiek pergyvena, jis tiek jaudinas, jis ten, nu viskas, aš negaliu dirbti, aš įsimylėjau. Viskas krenta. O jo atsakingos pareigos, aš nieko negaliu tiksliai padaryti, viską negaliu susikoncentruoti, protą pametė. Ta moteris irgi pametė protą. Abu sako, aš nežinau kaip jį, aš nežinau kaip jį su ją, jinai nežinau kaip aš negaliu nieko, aš turiu atėjau konsultuoti, aš negaliu gyventi, nu viskas, negaliu dirbti. Kai va toks jausmas pakyla, mes nebežinom. Kai būna tragedijas, skyrybos, reiškia, ar dar kažkas, reiškia, viskas, tu nebegali, tau žlunga sveikata, tau asmeninis santykiai žlunga, tau slunga net verslas, viskas sugriūni, tu pasimeti, nebežinai kaip gyventi, kaip kvėpuoti, kaip kalbėti. Tai čia, reiškia, žiūrėjau viešpatį susižavėjo, akių nenuleido, nes jeigu užsimerksi, jau nematai tą akimirką, tau jau širdį bloga darosi. Ir susijaudino, nežinojo, ką daryti, kaip išprašyti, kad dar pasiliktų viešpats. Matėte, jeigu kiekvienas iš mūsų turbūt mylėjom, kai nori dar draugauji, kai nori su mylimoju įsiskirti, taip nori dar pabūti, bet jau laikas griebė, ten sako, reikia eiti jau, ten šaukia tėvai, dar kažkas ką, nu jau reikia eiti, negali išbūti, nu pabūk, dar tą sekundę tokia brangi, tokia, nu jau būk. Tai mes kiekvienas turbūt išgyvenam tą pirminę meilę. Tai paskui jau, žmona sako, pabučiok, jau nebėra paskui, iš pradžių viskas taip sujaudinti jausmai, taip šilta, taip brangu, taip gilu, taip jau atrodo, kad visą laiką taip bus, va taip, paskui sprogsta. Tačiau kai santykiai užsimezga su Dievu, niekas nesprogsta, yra labai, meilė reiškia, sakoma, dvasinė pasaulį tik didėja, giliai auga, nesuvokiama auga, beribė meilė. Pas mus jinai labai lokalizuota, tai yra jausmai, bet pakyla kažkokie, tai paskui jie susileidžia, kad jis nepatiria jau tokio daugiau meilės, ką mylėjus tą savo artimą žmogų, kaip buvo susižavėjęs, ta pirminė meilė, tokia kaip būna, nu, ne meilė šis, sakoma, yra prisirišimas materialiam pasaulyje, net tokius meilės nėra, mes tik improvizuojam, tik tai galvojam, bet čia meilė, čia jausmai materialūs dar, ne dvasiniai. Bet mums vis tiek to, atsiprašau, užtenka, kad jau te būtumėm su jais jaudinti, nemiegotumėm, pergėtumėm, prakaituotumėm, širdis plaktų, jaudintumės, tai jau yra daug. O čia viešpats, dvasinė energija išeina iš jo. Ir viskas. Ir va šitos asmenybės, reiškia, nežino iš susijaudimo, ką daryti. Ir vakar, kad mums būtų aiškiau, vakar aš užvakar kalbėjau apie tuo metu, kai apie Krišną, persikleidamas po tų ir dar kitų įvykių, kurie bus, reiškia, Kurušetos mūšė, kaip Krišna atvažiuoja į Kurušetos, reiškia, lauką, Jagios metu, ir kaip daug metų nematė jo gopės, reiškia, gopo, ir kaip, kalbėjom, kaip Udava, reiškia, paslėpė gopės iš Vrindavano, ir jos visą dieną laukia Krišnos, nori jį pamatyti. Gopės tai, reiškia, tyros mergaitės, moteris, reiškia, kurios atsidavusios, kuriams nieko daugiau nereikia, kurios atėjusios iš dvasinio pasaulio, nu, išvystyčiau savyje tokius pojūčius, jutimus, reiškia, mylėti, atsiduoti Krišnai, aukščiausiam Dievo asmenį. Jos visą dieną kenčia, reiškia, kada 600 goros kudrakiai. Jos visą dieną kenčia, laukia, kadagi pamatys Krišną. Kadagi pamatys. Aš vakar pasakau, kaip atrodo gopės, reiškia, Vrindavane. Reiškia, tai jūs nieko daugiau nenori, jūs nori matyti Dievą. Nes be Dievo daugiau nieko aukščiau, jis tyras, jis visapusiškas, jis gali mūsų patenkinti. Jis, kaip sakant, yra mūsų visų vyras. Viešpats yra visų vyras, nes tu turi, reiškia, dabar vyro kūną ar turi moters kūną, dvasiniam pasaulyje. Visos sielos turi, reiškia, moterišką prigimtį, nors jis turi vyrišką formą, jis kaip visus sutuoktinis. Ir jis visus gali patenkinti. Mums atrodo, kad vienas Dievas kaip iš čia visur suspės. Tačiau Dievas yra beribis. Net atėjęs į tą žemę, pamenat, mes kalbėjom dvarą, kuris buvo save paskleidęs į 16 108 formas, tiek rūmus stovėjo, tiek jo lakšmį, reiškia, žmonių energija buvo eksponavusi. Jis galėjo pasukti kiekvieną asmeninius santykius turėti, keisti, reiškia, save, forma tą pati, bet vis kitus veiksmus atlikti kiekvienose rūmuose. Mes negalim save suvokti, kaip aš galiu dviejose vietose būti. Nors žmogui pagal, reiškia, Vedus aprašo, kad žmogus gali irgi save paskleisti 9 formas. Vienu metu aš galiu čia būti, vienu metu aš čia galiu sėdėdamas būtent, eidama turgui kažkur vaikščioti. Kažkas gali matyti mane miegantį. Ir 3, 5, dar į 9 formas. Nes žmogus tą gali pasiekti jogas. Čia žemė gyvendamas.
Būna įvairūs rašytiniai šaltiniai, prašoma tavo skaityti vakarų pasaulyje, buvo įvairūs, reiškia, šventikai, kartais net kunigai, reiškia, tuo metu matydavo į čia ir ten, į dvi formas. Ten jau prašo šitas, prieš 200 net metų, prieš 150 yra prašyti įvykiai, kai vienu metu žmogų matydavo keliose vietose. Bet jie dažnai nekontroliuodavo, tos formos išeina, reiškia, jis pats nesuvokia, kad jau forma dar kažkur tai yra paskleidžia. Taip įvyksta. Tačiau sąmoningas jogas, tas, kuris gali kontroliuoti, valdyti save, jis gali net į 9, reiškia, kūnus paskleisti, tos kūnus pasiūsti kažkur jie būtų. Ir sąmoningai žinoti, ką jie daro, tie kūnai. O taip, sąmoningai skaidyti save. Tai mums nesuvokimo, viešpats gali, matot, paskleisti tiek formų, 16 000, sunku net suvokti. Tai va visą dieną Gopės laukia, kada viešpatį pamatys, o jis tuo metu, matot, kai gyveno Vrindavane, kai buvo jaunas mažas, jis buvo, kokia jo forma buvo, reiškia, koks jo vaidmuo, jis buvo piemenukas. Kavė, taip viešpats save padaro, taip save paskleidžia, jis reiškia, gano karves, sunku suvokti, reiškia, Dievas gano karves. Net Brakmato, Visados Valdovas nesuvokė, pamenam, kaip mes kalbėjom, nesuvokė. Ir va jis, Gopės jį buvo mažiosios, reiškia, kaip savas esi, tokiais patrūbais, viskas, kai tu, jeigu mes kažkur gimė, mūsų draugai pažįsta, kaip pažįsta. Jie atsimena mūsų tokius. Ir kai po daug metų mes atvykstam, jau kažką visuomenė užsikariavom, paėmėm, sakykime, armijai, tu turi uniformą, arba tu esi kažkoks valdininkas, arba tu esi verslininkas, tu gali su mašina atvažiuoti dar kur nors, visi stebisi, tu buvai kažkoks kitoks, jie prisimena tokį. Ir jeigu tu dar, reiškia, nepatampi toks, koks buvai, viduj nepasikeiti, tu esi šaltas, svetimas tiems žmonėms, reiškia, visi tave matė tokį, o dabar tu kitoks, reiškia. Žmonės dažnai arba gerbė, arba įsigąstė, reiškia, kad tu jau toks. Bet visi nori, kad tu būtum toks, koks buvai. Tai va, Krišna dabar, kai atvažiuoja į Kurukshetos mūšį, jis jau užaugęs, jau princas, piemuo, reiškia. Gopės, jį pamato Gopės, o iš pradžių jis pamato, kai įžengia tą palapinę, jis pamato, jie susitaršius, reiškia, rūbai paprasti, reiškia, jos ne iš karaliaus dvaro, bet jos tyros sielos, reiškia, jis pamatęs jas, jų širdise, akise ilgėsi, kad jūs sumenkusios, nusivylusios, suvargusios, nusiverkusios, reiškia, tokia ekstasinė meilė, jūs negali nė minutės būti, o jis tiek metų jas paliko, jis netenka sąmonės, aš sakau, krito ant Utaros rankų, rado sąmonę. Po to, kai jis atgavo sąmonę ir vėl pažvelgė, reiškia, į jas, jis, reiškia, pažvelgė į jų akis, tai Radža Gopės pamačius jų akis, jos irgi užsimerkė, reiškia, toks jausmas. Jų širdis atėjo, jų susimerkė šventas čia rašė. Ir sako, kas gali suvokti, reiškia, tą intensyvią meilę, kuris sklinda iš širdies. Jos buvo tiek sujaudintos, tiek nematė, pamatė Krišnos akis, galėjo tiesiai iš Dievui pažiūrėti akis, reiškia, vis užmerkė akis, nors niekada nesimerkė. Jis visada sako, reiškia, keikia Brahma, Visatos Valdovo, kam jis sukūrė tos, reiškia, antokius blakstienus, kada šis laiko markstus. Sako, mes norėtumėm Dievo taip matyti. Mes niekada nesimarstom, taip turėtume akis, nes tą akimirką užsimerkti, jau nematai, tau jau sunku. Reiškia, įsiskirimas vyksta, tu nori taip akim būti atvertus. Ir jos užmerkia akis. Reiškia, jos nei sekundė negali nematyti Dievo. Tokia ekstatinė meilė yra apimta. Mums žemiškų protų taip sunku suvokti, reiškia, gali būti tokie žmonės, kurie taip mylėtų Dievo, kad norėtų kiekvieną sekundę jį mylėti. Taip atsiveria, reiškia, tas širdies jausmas, sielos prigimtis tikroji. Sat šitą dandą, tu jauti palaimą, anantą palaimą, kai matai Dievo, daugiau tau nieko nenori, to nieko nereikia. Mes dabar tik galvojam, kaip save patenkinti tam materialiam pasauliu, tai to savo juslėmis. Ir, reiškia, jų noras pamatyti Krišną, tų Radža Gopių, buvo toks stiprus, kad jos, reiškia, savo akimis apglėbė Krišną, įėjo į jų vidų, reiškia, kiekviena pajautė jo, kaip sakant, kūno atomą, reiškia, ir jo savo akimis pritraukė jo širdį. Ir jo savo širdyje, reiškia, pradėjo glaustis prie Krišnos, apglėbti jį, taip jūs matė, regėjo, reiškia, kad jūs prisiliečia prie Krišnos, glaustosi kiekvieną, laiko apkabinusios. Ir jos tikrai tikėjo, kad jos taip užsimerkusios, reiškia, įsivaizdavo. Ir jūs tikėjo, kad jūs tikrai apsikabinusios Krišną, glaudžiasi prie jo. Ir jos matė tą Krišną, reiškia, kurį glaudė širdyje, kad jis pasirėškia, yra po plunksną, nes Krišna taip, reiškia, vaikšto, kad jis, reiškia, geltonais rūbais, kad jis su fleita.
Ir kai jos taip užsimerkusios akis, reiškia, buvo mintise įsivaizdavo, iš jų akių, reiškia, pradėjo tekėti ašaros. Kartais, kai žmogus susijaudina labai, jis pradeda verkti. Būna ne tik liūdesio ašaros, bet būna ir gailesčio ašaros, būna meilės ašaros, būna džiaugsmo ašaros. Tai Gopės, reiškia, iš to tiek metų nemačiusios Krišną pradėjo verkti, reiškia. Tiek buvo sujaudintos. Ir jos pamatė, kad Krišna, reiškia, su savo trūbais pradėjo prie kiekvienos, reiškia, prieis, pradėjo trinti ašaras, valyti ašaras, reiškia. Jos dar labiau pradėjo verkti. Toks, reiškia, susijaudinimo momentas buvo, kai jos pamatė Krišną. Ir čia jos buvo užsimerkusios akis, ir jos palaipsniui pradėjo atmerkinėti akis, reiškia, pamatė, reiškia, jums labai buvo keista pamatyti po tiek metų Krišną, kad jis čia jau atėjo pas jas. Jūs labai stebėjosi, reiškia, ir jūs pamatė Krišną visai su kitais rūbais. Jūs mintise matė tą Krišną, reiškia, pirminį, kaip draugavo, kaip kartu augo. Čia jis buvo, reiškia, prieš jų akis kaip princas. Ir jūs pagalvojo, sako, o Krišna, reiškia, kur dingo tavo, reiškia, tas saldumas, kur dingo tavo grožis, nes tu, ne taip visada būdavo su manim. Jūs prisiminė, kaip jūs buvo, reiškia, vaikystė, o čia buvo lyg tai kitas Krišna. Ir kai jūs atvėrė akis, Krišna paklausė, jūs, sako, jūs mane atsimenat. Nes jūs matė dar, kai jis buvo paauglys, čia jis jau suaugęs, reiškia, suaugusi forma jau, reiškia, užaugęs, viskas. Ir jis paklausė jo, jūs mane atsimenat. Ir Gopės pažiūrė jį, taip, reiškia, prisimerkė, jūs tenkėsi žiūrėti, reiškia, susikoncentruoti tą žvilgsnį. Ir sako, jų akis paliko kaip žiedlapiai, reiškia, tokie kaip žydinčios gėlės. Toks grožis iš jų akių sklido iš Gopės. Ir jos sako, ne, mes ne tokios, sako, Krišna, kaip tu. Sako, mūsų širdys sudaužytos į gabaliukus. Sako, tu mus negali užmiršti. Sako, tu apie mus galvoji dieną ir naktį. Sako, tu, reiškia, viską užmiršai. Sako, mes netokius, mes visada niekada apie tai negalvojame. Sako, tu mūsų negali užmiršti, mes apie tai, reiškia, niekada apie tai negalvojame. Mes sakom, mes laimingus be tave. Gopės tai kalba, todėl, kad jūs, reiškia, kaip gali Krišna net klausti, ar jūs mūsų neužmirštat, jūs jaučia tokia nuoskauda, kad jūs tiek metų nematė. Ir jūs atvirkščiai sako, mes tavęs neatsimenam, mes užmiršom tave, tik tu apie mus galvoji. Jūs, žinot, kaip žmona sako, tai tu manęs nemyli, nemyli, tu ir reikia įtikinti, kad aš myliu, reiškia, nes taip jinai nori iššaukti tą jausmą, kad jis pasakytų, ką myliu. Taip ir jos sako, mes neatsimenam tavęs, tik tu mūsų galvoji. Atvirkščiai, Krišna, reiškia, tiek metų net važiavo pas jas, jos dieną naktį negalėjo gyventi, reiškia. Ir Krišna, matydamas tokią nuotaiką jų akise, kad jos taip, reiškia, nusiteikusios, taip kalba, Krišna sako, jūs galvojate, kad aš, sako, nedėkingas. Reiškia, sako, jūs pasimetusios, sako, pas jūs tiek yra pykčio man, sako, bet kokia mano kaltė, sako, tai viską daro Bhagavanas, aukščiausias Dievo asmuo. Tai reiškia, Krišna kaltina Dievą, nors pats Dievas, taip aš nekaltas, mano teisinti, sako, tai viską daro Bhagavanas, aukščiausias Dievo asmuo, aš čia nepriko. Krišna sako, reiškia, sako, tai Bhagavanas, aukščiausias Dievo asmuo, iš pradžių suveda žmonės, o paskui atskiria, tai jis viską makaluoja, sako. Jis priežastis, kodėl mes įsiskiriam, jis priežastis, kodėl mes sueinam kartu, Krišna bando tai teisintis. Reiškia, sako, kaip vėjas papučia, reiškia, medžių lapai sueina į krūvą, matėt rudenį ypat, nešioja medžius, lapai sukrant ir vėjas taip suka, sueina lapai į krūvą. Lapai kartu pabūna, tai mes taip savo gyvenime. Paskui ateina kitas vėjos raudas, lapus išmėto, kai tie lapai daugiau net nesueina. Taip ir mes tam gyvenime, ateinam kartu pabūnam ir vėl išmėto mus, ateina mirtis, įsislaidom. Kartais net mirties nereikia, matot, būna skyrybos, mūsų išmėtų, prarandi viską kartais. Tai Krišna bando taip aiškinti, sako, kad tas Bhagavanas, aukščiausias Dievo asmuo viską daro, ne aš čia. Ir Krišna sako, ir pagal likimą, reiškia, likimo nulemti, žmonės susitinka vienas su kitu kažkuriam laikui, o paskui įsiskiria visam laikui. Mirtis, mus įskiria visam laikui. Kitą gyvenimą mes net pažįstam to žmogaus, su kuo gyvenam. Mes nežinom, ar šitam gyvenime tas vyras, su kuriuo gyvenam, buvo praeitą gyvenimą mano vyras. Ar ta žmona, su kuria aš gyvenu, buvo mano žmona praeitą gyvenimą. Ar tie vaikai, kuriuos dabar turiu, buvo mano vaikais praeitą gyvenimą. Mes nebeatsimenam.
va kaip yra, kaip gyvenimas sudėlioja. Ir sako, tokia prigimti šito pasaulio. Čia visą laiką tai bus. Visą laiką tai bus, kitaip nebus. Dvasinė pasaulio taip nesikeičia. Tu turi žinojimą čit. Dvasinė pasaulio žmogus įgauna žinojimą čit. Čia mes nežinom, kaip viskas turi būti. Ir sako, visi tai neigia. Visi reiškia neigia. Niekas negali pripažinti, kad čia taip yra. Sako, pagal likimo reiškia, pagal likimą mūsų gyvenime atsiranda santykiai. Ir sako, mes sustinkam su kažko, paskui mūsų įskiria. Reiškia, ir mes nieko negalime įtakuoti, patys nesuprantam, kodėl taip įvyksta. Reiškia. Ir jeigu, sako, mes negalėjom kontroliuoti, mes nežinojom, sako, net kad čia susitiksim. Ir sako, čia aukščiausias Dievas Bhagavanas mūsų išskyrė, kad mes tiek laiko negalėjom matyti, reiškia. Ir Krišna sako, prašau, sako, nepykit ant manęs, kad mes taip tiek metų buvom išskirti, sako, aš nekaltas. Sako, vyksta didžiulis karas, sako, mes išskirti. Ir sako, kas gali tai padaryti, kad mes vėl būtumėm kartu. Ir sako, čia yra mano bloga karma, Krišna sako, čia mano bloga karma, kad aš nuo jūsų buvau atskirtas, kad mes negalėjom susitikti. Krišna taip ir kaltina karmą. Ir Gopės, žiūrėkit, ką sako Gopės. Sako, Krišna, sako, mes girdėjom iš Purnamasi Devi, sako, ir dar net Gargagačia sakė, kad Krišna, sako, tu turi viešpaties Narayano savybės. Sako, tas Bhagavanas, kurį tu kaltinėsi tu. Jūs netrodo, sako, tu esi tas Bhagavanas. Kodėl tu sakai, kad ten dar kažkoks aukščiausias Dievas Bhagavanas ten yra, sako, tu esi tas Bhagavanas. Reiškia, visi tai žino, sako. Išminčiai, sako, kurie čia dalyvauja šito išventį, sako, atlieka pūdžią tau. Reiškia, tau neša visas dovanas, tave šlovina, tau visus aukojimus atlieka. Reiškia, visi tai žino. Sako, tu galvoji, kad mes vienos kvailės tokios nežinom. Tu galvoji, kad mes nežinom, kad tu aukščiausias Dievas moko. Kodėl tu sakai, kad va tas Bhagavanas viską tvarko, išskiria, suveda, tugi viską tai padarai. Kodėl tu sakai, kad, reiškia, ne tu čia. Ir Krišna sako, mano brangios Gopės, sako, tie, kas kultivuoja bhaktį, sako, mane, bhaktį reiškia meilė, kas kultivuoja meilę į Dievą, sako, tampa kvalifikuotais įgauti nemirtingumą. Sako, pagal likimo, pagal susiklostusi palankų linkimą, sako, jūs jau gavote tą nemirtingumą. Sako, jūs įgavote, reiškia, meilę man. Sako, ir jūs įgavot meilę, reiškia, mano meilė jums, kadangi jūs man atsidavėt, sako, jūs dieną naktį apie mane galvojat. Ir iš pradžių Gopės negalėjo suprasti, ką Krišna pasakė. Ir reiškia, jos buvo pasimetus dėl to ilgo išsiskyrimo. Ir jos iš pradžių nesuvokė, ką jis pasakė. Ir, atsiprašau, pradžio Gopės sako, pradėjo išlovins, reiškia, sako, viešpatė, sako, Krišna, tavo bamba panaši, kaip sako, lotoso žiedą. Sako, tu sakai mums medituoti tave. Sako, mes negalim patikėti savo ausimis. Sako, meditacija skirta tokiems dėlėms jogams kaip Brahma, viešpat Šiva, Narda, 4 kumarai. Sako, bet mes neturim tokio proto, tokio intelekto kaip Brahma, kad galėtumėm, reiškia, medituoti. Mes, sako, ne jogai, čia Gopės sako, mesgi ne jogai, kad medituotume tave. Mes, sako, kaimo mergaitės. Ir sako, mes, sako, nerandame, reiškia, kaip materialiam pasaulyje randamės, bet sako, mes nieko nebeturim. Sako, mes neturim daugiau vyrų, neturim šeimų. Sako, mes viską palikom vardan tavęs. Pamenat, Krišna, reiškia, kai buvo Vrindavane, visose apylinkėse, tai jis, kai pradėdavo, reiškia, groti savo fleitą, tai Gopės, reiškia, palikdavo savo vyrus, savo tėvus, savo vaikus, karves melžančias, reiškia, palikdavo pieną verdančius, viską bėgdavo, proto pametus jūs, reiškia, bėgdavo. Niekas negalėjo suprasti, kodėl taip jos bėga, kodėl jos lekia pas Krišną. Todėl, kad jis aukščiausias Dievas asmuo, kad jis yra saldžiausias, geriausias. Tu atitrūksta nuo tos materijos, gauni tą dvasinę palaimą, tai iš ko sudėta mūsų siela, iš ko mes patys sudėti mes dvasinės energijos, dvasinės vatos kibirkštėlės. Ir tu gauni tą srautą, kuris klinda, reiškia, iš aukščiausios Dievo asmens. Ir tau aišku, čia viskas pasidaro nebeįdomu. Kas įgauna bhaktį, reiškia, meilį Dievui, čia viskas nebeįdomu. Tas pasaulis, taip nežinau, kalėjimu patampa. Reiškia, tu galvoji apie Dievą, jis yra saldus, tau yra gera, tai materialiais žodžiais, materialiom jūs neapsakysi, reikia tą patirti. Ir
kai gobės pasakė, kad jūs va viską praradusius, vardan jo viską paukojo, atsisakė savo vyrų, atsisakė savo vaikų, atsisakė materialaus gyvenimo, jos visus išvirtų, iškai neteko sąmonės. Tiek gilus tas buvo atsidavimas. Ir sakoma, reiškia, kad jos, reiškia, be sąmonės buvo 2 mukurtas. 2 mukurtas tai yra 1 valanda 36 minutės. 1,5 valandos jos, reiškia, buvo be sąmonės. Toks jausmas meilės buvo gilus. 1,5 valandos jūs gulėjo be sąmonės, kaip negyvos. Tiek buvo įsijautusius, tiek mylėjo. Visus iškrito. Ir kai jos, reiškia, pradėjo, reiškia, atsigaudinėti, Krišna, reiškia, pradėjo jos kaip žalinti, sakyti, kad aš jūs myliu, reiškia. Krišna sako, jūs atsigavo, pramerkė akis. Krišna sako, o mano brangios gopės. Sako, tie, kas praktikuoja bhakti man, sako, tampa nemirtingais. Nemirtingais. Iš tikrųjų, siela, kai praktikuoja visiškai bhakti, kai pajungia į Dievą, reiškia, visus 5 savo jausmus ir protą, ir daugiau nieko nebereikia. Jinai jau tampa nemirtinga šitoj žemėje. Reiškia, jinai praktiškai atsidūrė dvasiniam pasaulyje. Nebėra skirtumo, kur gyventi. Tam gyvam žmogui, va, kuris gali būti kiekvienas iš jūsų, reiškia, nebėra skirtumo, kur gyventi, ar pragarė, ar žemė, ar aukštesnė planetoj. Viskas. Mato ir jaučia, reiškia, betarpiškai viešpatį, daugiau nieko. Ir tampa ta asmenybė, reiškia, amžinu. Ir sako, jūs jau įgavot, reiškia, sneha. Sneha, reiškia, sneha yra meilė, kuri viršė visas dvasinės praktikas. Daugelis žmonių praktikuoja, meldžiasi, kartuoja maldas, dar kur nors, daro skezes, važiuoja į šventas vietas, ten garbina kažką, aukoja kažką. Bet sneha reiškia, bet kokias dvasinės praktikas, tokia jau meilės būsena yra. Sako, jūs viršit viską, jūs jau esate toj būsenoj. Sako, ir jūs jau gavote mane, jūs turite mane. Nes jūs paukoja viską, jūs jau turi jį. Ir čia nėra nieko svarbiau šitam gyvenime, kaip rasti Dievą iš tikrųjų. Susigrąžintus amžinosius santykius, kuriuos mes praradom, mūsų tokia misija turėtų būti. Įgauti meilę jam, nes mūsų, reiškia, tikroji paskirtis, ką mes sukurti, tai mylėti. Daugiau nieko. Mes iš tikrųjų kiekvieną dieną ieškom meilės, tačiau galvojam, kad laimę kažkokią reikia rasti, kažką užsidirbti, kažką nusipirkti, kažką turėti, kažkur nuvažiuoti, dar kur nors. Iš tikrųjų mes kiekvieną akimirką ieškom Dievo, tik to nesuprantam. Ieškom Krišnos, o Krišna yra pats patraukliausias. Vad ieškom to patraukliausių. Santykius, kai mes ieškom patraukliausios moters, aš ieškau, kad man patraukli būtų. Jeigu nepatraukli, nelabai aš vesiu. Jeigu moteriai nepatrauklus vyras, jinai irgi netikės. Tai va čia ieškom Dievo iš tikrųjų. Norim vaikų, kad jie irgi būtų patrauklus, ką man malonus. Ieškom santykių draugų, kad jie irgi būtų patrauklus, darbo patrauklaus. Visko ieškom, rūbos patrauklus, ieškom Krišnos, tokios formos jo. Tačiau viskas yra sąlygota. Šitą materialiam pasaulį tu absoliutų negausi. Nes čia yra materija. Vat viską, ką mes turim, materija. Iš tikrųjų mes ieškom jo, tik mes tiek esam užmiršę. Ir Krišna sako, aš esu pradžia, aš esu vidurys, aš esu viso ko pabaiga. Viskas, kas yra čia sukurta, yra aš. Sako, aš randuosi viso ko viduryje ir išorėje. O jis Brahmana, Dievas yra visur, kaip dvasia, pirma jo forma, visur. Kur tik pažiūrėsim visur, kiekvienas atomas iš esmės jis, jeigu taip žiūrėti. Antra forma yra paramatma, Dievas yra kiekvienos gyvos būtybės širdyje. O tai, kada jaučiam sąžinės graužatį, tai jisai sako, nedaryk taip, kodėl taip padarėjai, nesielk taip, neik, nevalgyk, negerk, nesakyk taip, čia jisai kalba. Čia jis paramatma, iš širdyje. Vedos lygina kaip 2 paukščius, vienas lesa, o tai mes lesam šitą gyvenimą, tus grūdus, o kitas stebi, jisai stebi. Jisai vykdo kiekvieną mūsų norą. Tai čia yra antra jo forma, jis širdyje. Jeigu įsiklausytumėm į savo širdį, žinotumėm kiekvieną akimirką, kaip elgtis. Paprasta. Nežinom, kiekvieną minutę reikia priiminėti sprendimus. Eit, neit, va čia ryte galim spręsti. Važiuoti paskaitą ar nevažiuoti, 7 ryto gal pamiegoti, gal nesąmonę šnekėsiu, gal aš pirmau, kad kaip ten bus. Va taip mes diskutuojam, prote. Reikia šities klausyti, šitis sako, važiuok. Nelabai, gal geriau nevažiuoti, reiškia. O taip išgirstam balsą, bet mes jį, tylėk, aš pati nuspręsiu, ar pats nuspręsiu, matot kaip. O tai išgirdom širdies balsą, reikia elgtis. Ir taip kiekvieną akimirką protas svarsto, bet jeigu mes esam švarus, širdis visada pasakys, kaip elgtis. Eit, neit, duot, neduot, kalbėt, nekalbėt, ką sakyti. Širdis. Kuo švaresni,
tuo aiškiau, kaip pasielgti tam gyvenime, kaip priimti sprendimą. Mes kiekvieną akimirką negalim klausti, ar taip daryti, ar ne taip. Sakys, tai tu turi protą, ar ne? Nu, turi kažkiek čia supratimo, ar ne? Tai va tik iš širdies. Tai yra antroji forma. Pas kiekviena gyva būtybė. Todėl, jeigu mes užmušinėjom bet kokį gyvą būtybę, tuo pačiu užmušinėjom Dievą. Dievą neužmušinėjai. Tu kėsinys, jo reiškia tas valdas, jisai tą kūną padarė. Trečia forma yra Bhagavanas, aukščiausias Dievo asmuo. Bhagavanas, atsiprašau. Tai jis jau yra turi formą. Ir čia šitai turi formą, čia jau viena asmeninė Bhagavanas, vienas aukščiausias Dievo asmuo. Vienas. Mes sukurti, sakoma, pagal jo paveikslą. Net rašo apie tai Biblija. Kad Dievas, reiškia, sukūrė, nulipdė mus panašius į save. Net sugrįžę į dvasinį pasaulį, mes galim irgi gauti formą, kaip viešpatės va tą dvirankį, dvi rankos, dvi kojos. Tam panašus į jį. Va, kas įdomiausia. Taip jis yra paskleidęs. Ir dabar tos grupės mato va tą Bhagavaną, pirminę formą, kaip jis atrodo. Ir jis viešpats pasako, matot, kaip jis visur yra. Jisai sako, ką jis dar sako? Sako, išorėje, sako, pamatykit mane visur, kad aš esu visur. Sako, išorėje jūs, reiškia, jaučiate tokį įsiskyrimą su manim. Jūs matote, sako, išreikštą mano lilą. Bet viešpats, ar jis čia yra, nėra, čia jis žaidžia. Jeigu mes suvoktumėm, kad jis čia yra žaidimas, tas gyvenimas, mums būtų paprasta. Motina Teresė, kuri gyveno kiek čia prieš 30-40 metų, žinote, nepasiaukojo šventoji krikščionė, jinai sakė, gyvenimas, sako, yra žaidimas, žaisk jį. Nu, nepriimtų jau jį, taip jau žinai, Vaikai matėt, kaip žaidžia, kažkaip natūraliai su žaisliukas, tai gyvenimas yra žaidimas. Sako, gyvenimas yra kelionė, leiskis į jį, leiskis, keliauk po tą gyvenimą, tu, nebijok, pažink viską. Žaisk, mes viskas, va įsitempę tokie baisus, duodam kažką, bėgam kažką, čia paprastai reikia gražiai žaisti. Gražiai, žaidimas, lyla, Dievas žaidžia. Jis jau nieko nedaro, Dievas tik iš tikrųjų žaidžia. Tai mes sugebėtumėm žaisti gyvenime, taip nepergyventi, nesnervuoti, nebijoti, nesmerkti, neteisti, negriaučia viską. Būtų labai gražus gyvenimas, mes kurtumėm kažką. Mesgi turim dievišką energiją, kūrybą. Kiekviena moteris gali šokti, plastiką, koks kūnas, dainuoti gali, piešti gali, rūpintis, kažką tvarkyti, gerą, jinai kūrėja, va taip, va. Jinai galvoja, kad man turi būti kažkaip kitaip, va, nori ten, tai viskas sugriūna. Vyras irgi kiekvienas gali kurti, tarnauti, duoti vaikams kažką, žmonai, visuomenį, duoti apginti, va. Jis gali kurti, bet jis nori gauti, nori pagerinti, parūkyti, dar kažką pasitenkinti, viskas griūna iš karto. Kai nori tenkintis, griūna bet kas, nebėra kūrybos. Ir tau yra bloga, nes tu esi griovėjas. Reikia kurti šitam gyvenimui. Pasidaro tas viskas gerai. Kai žmogus kūrė, reiškia, jis dievišką potenciją turi, Dievo dalyti. Dievas visada kūrė. O taip reikia gauti. Net jeigu jis griauna, jis kūrė tuo pačiu. Atstato kitką. Neleidžia, tai reiškia viskas, kad taip jau baigtųsi čia blogai. Jis sugriauna, sudegina, paskandina viską. Bet mes nepražuvom, įsideda į kitą kūną, va ten spurdėk gal. Lakstyk arba šliaužk, arba bėg. Niekur tu nedingsti. Tai viskas paprasta šitam gyvenime. Sako, tik iš jūsų meilės, kad jūs mylite mane, įvyksta tas įsiskyrimas. Viešpats visada dingsta pačią netikėtą akimirką. Kai jau atrodo, čia yra momentas ekstazijos, jis dingsta. Jeigu apie žiūri, kad jis nėra jo, kur jisai? Bet jis dingsta dėl to, kad padidėtų meilė. Mes, jeigu, žiūrėkit, pykstas šeima, sako, reikia atskirai biškį pagyventi, pagelbėti santykius, ne? Biškį atskirai. Ir kai biškį įsiskiria, nebūna savaitę ar mėnesį, pareina vienas kitą, kaip aš tai myliu, atleis, daugiau taip nebebūs, viskas gyvenkim kartu, nesimuškim, jo, bus gerai, mylėsim, jo, mylėsim. Jausmai vėl įsitušino, atsirado vietos tam indė. Mes mums atrodo gerai, mes taip mylim. Vėl ten porą dienų, savaitę, paskui vėl prisipildo, reiškia tas sienas, jūslės užpildomas, vėl mes, bum, šaudam, vėl badam vienas kitą, vėl. Biškai reikia atskirai pagėti, vėl atskirai, bandom, vėl reiškia įsituštinti, vėl sueinam. Va taip. Tačiau materialiam lygmenį, kai mes savanaudiški esam, o čia eina kalba apie dvasinę tokį išsiskyrimą, tai ta meilė, kai Krišna dingsta, reiškia, lyg tai čia kenti, tu kai jį pamatai dar labiau myli, tu nebegali be jau būti, tu gali išprotėti, bet tu neišprotėsi, tu jį prisimeni. Čia yra didžiausia ekstazija, kokia tai gali būti, tokia dvasinė, viskai pasirodo
O, visi atsigauna, taip myli, taip pakyla, dar daugiau. O čia yra atsidavimas, čia yra tik meilė. Tai va tokios lylos. Aš šiandien daugiau nesileisiu į tą kelionę, bet jūs suvokim, reiškia, kaip Krišna myli gopės ir kaip gopės myli Krišna, reiškia, jos daugiau nieko nenori. Jos džiūsta, jos, kaip sakant, verkia, jos nori jį matyti, turėti, jausti, tokia nuotaika, tokia lyla. Toks meilės gilumas, nematerialus, dvasinis. Čia negalima matyti per tą materialią prizmę. Kokie tie sakė, reikia matyti per dvasinę tą prizmę. Kiek yra gilios meilės. Hare Krishna. Hare Krishna. Kokie klausimai? Tai dėl informacijos, kas žiūri per kosmoso televiziją, daug žmonių visada žiūri, tai dabar paskaita mano bus tik tai rugsėjo 8, nes rytą aš išskrendu į Islandiją, tai kviečiu rugsėjo 8 pažiūrėti, paskaita bus 7:45 be 15:08. O kas yra Vilniuje, kviečiu rytoj ateiti į Vilniaus Vašnavo kultūros centrą, 12 val. Bus Radhaštamis, reiškia Radharanės atėjimo diena, mes švęsime, bus Šanta Maharadžas, bus labai smagu, įdomu, tai 12 val. Paskaita, kirtanas, prasadas, tai va visas mūsų ašramas rytoj važiuoja į Vilnių, tai kviečiu visus ateiti ir visiems jums kviečiu atvažiuoti į Vilnių, 12 val. Bus labai džiugi šventė, jau dabar mes kokį 4 kartą bus švenčiam, Dievybės važiuoja ir mes ten važiuojam. Ta visus kviečiu to šventę. Tai mes susitiksim su jumis, jeigu viskas gerai, rugsėjo 8. Nu, būsiu Islandijoje, gal rašysiu dienoraštį, va. Tai gal paskaitysit, kokios mintis, idėjos, kokie dvasiniai ten bus atėję, kokios idėjos. Jai Hare Krishna.